Taigi, vakcinų tyrimai ir jų saugumo stebėjimas. Vardan verslo ar vardan mūsų sveikatos? Ir čia pastabėlė. Kai kurie genų preparatai buvo pavadinti vakcinomis. Manau, kad rinkodaros tikslais. Nes vakcina yra antigenas, ar išgrynintas, ar paviršiuje ląstelės. Jų preparatas, kuris sukelia organizme imuninę reakciją, skaitant antikūnų sintezę. mRNA preparatų sudėtyje nėra antigenų. Tai yra genai, pagal kuriuos antigenai sintezuojami organizme. Ir skirtingai nuo įprastinių vakcinų, kiekis, kuris bus sintezuotas, nėra iš anksto žinomas. Mes taip pat nežinome, kiek laiko ta sintezė tęsis. Prisimenate LRT publikaciją prieš keletą mėnesių? 17-mečio Jokūbo mirtis ligoninėje. LRT nagrinėja medikų klaidas, jų buvo. Ir gydytojai, pameni, kad gydytojai sieja šią mirtį su COVID pasiekmėmis. Bet LRT nebūtų LRT. Čia viskas, ką parašė, tai viskas yra teisybė. Bet kažko čia nėra tiesa. Tai ką LRT nutylėjo ir kaip tai susiję su vakcinų klinikiniais tyrimais. Tiesa, aš pradžioje turiu pasakyti du esminius dalykus, kas man tenai nepatinka. Kodėl netyriami ilgalaikio veiksmingumo ir saugumo rodikliai? Kas čia per mokslas, kuris atsako į klausimus, kaip veikia trumpai biocheminius rodiklius ir dar atsako apie trumpalaikės organizmo reakcijas. O kas toliau? Ir pavyzdžiui, kodėl valstybinė vaistų kontrolės tarnyba iki šiol nėra paskelbusi mirčių po COVID vakcinos analizės? Aš nesakau, kad po tai yra nuo. Aš sakau, kad reikia analizuoti. Tai yra vaistų stebėjimo principas. Tiesa, turiu įdėti čia tokį tarsi disclaimer. Jūs pasiklausykite vienos ponios pasisakymo Seimo valdybos posėdyje. Šis Seimo narys pasisako klausimais, kurie prieštarauja mokslui. Iš esmės, jeigu jūs pasidomėsite, apie ką ši konferencija ar prieš tai buvusi. Tai ji, kuri mokslinį darbą dirbo 0 dienų, 0 minučių, 0 sekundžių, nėra perskaičiusi, o gal yra perskaičiusi, bet bent jau nėra supratusi nei vienos mokslinės publikacijos, štai taip nusprendžia. Aš galėčiau pasakyti, kad, manau, kad jos siciliška gynyba, žinokit, neatitinka šachmatų logikos. Vat su tokia pat kompetencija, kaip jinai čia pašnekėjo. Ir žinote, ką man jos pasisakymas priminė? Jūs prisimenate Vladimirą Visockį? Tai aš džiaugiuosi, kad Lietuva šiuo metu nėra KGB gniaužtuose. Ir prieš kelionę į užsienį mes dar neprivalome klausytis instruktažo. Ir tenai mūsų užsienyje neseka paskirtas saugumietis, kuris žiūri, ką mes ten veikiam, su kuo kalbam. Dar trūksta minčių policijos, ką mes galvojam. Tai man čia toks KGB priminimas, kai įsižiūri į veidą. Ir rekomenduoju pasiklausyti 2 Visockio dainų. Instrukcija prieš kelionę į užsienį ir kita labai panaši. Galėsiu persiųsti. Taigi, grįžtam prie LRT atvejo. Ką mes ten žinom? Smegenų venų trombozė, diagnozuota migrena, gydymas paskirtas per vėlai, insulto požymiai. Gydytojai bent jau dokumentuose įrodinėja, kad jie galvoja, kad migrena. O kas parašyta raudonai, LRT nutyli.
pusę metų maždaug po vakcinacijos, kelios savaitės po COVID. O ką mums žadėjo vyriausybė? Sakė, kad vakcinacija pilnai apsaugo nuo sunkaus COVID ir nuo COVID-inės mirties. Ir dabar čia pasižiūrė LRT ir žiūri. Ten sunku žiūrėti, bet aš perskaitysiu, siūloma kriminalizuoti melagienas. Tai kaip čia dabar išeina? Išeina, kad prieš keletą metų veikė kriminalinė vyriausybė, kuri mums visiems atvirai melavo. Pabandykime pasižiūrėti į pasaulinės sveikatos organizacijos priežastinio ryšio kriterijus ir įvertinti šitą atvejį pagal juos. To nepadarė nei viena Lietuvos institucija ir tai yra gėdinga, tačiau čia pat turiu pažymėti, jog šachmatų didmeistrė teigia, kad šie mano teiginiai prieštarauja mokslui. Taigi, štai tie kriterijai. Ryšys laike, biologinis pagrindas, literatūros duomenys ir vakcinos kokybė. Gal mes ten ką nors rasime? Ryšys laike. Aš čia pat atsiprašau už šriftą. Žinokit, mano kompiuteris su šriftu viskas gerai. Aš čia išsigandau, kai pamačiau, kaip iškraipo seiminis kompiuteris. Tai štai, 2 vakcinos birželį ir liepą, 2 dozės, spalio 11. Hospitalizacija dėl stiprių galvos skausmų, pilnas ištyrimas, nieko ypatingo ten nerado, vienas smegenų skilvelis prasiplėtęs. Gruodžio 26 kalėdoms COVID-19 ir sausio 19 smegenų venų trombozė. Sausio 20 klinikinė mirtis. Dar po kelių dienų biologinė mirtis. Ryšys laikė akivaizdus. Biologinis pagrindas. Štai publikacija apie tai, kad autoimuninės reakcijos, kad COVID-19 genetinės vakcinos sukelia autoimuninės reakcijas diferencijuotose audiniuose, išskaitant širdį ir smegenis. Ir štai S baltymas. Na, žinote, tas, kurio dėka pasigamina antikūnai, kurie turėtų mus apsaugoti. Tai jie sukelia autoimuninės reakcijas prieš paveiktas ląsteles, dėl kurių ląstelės pažeidžiamos. Gali sukelti uždegiminės kaskadas, reiškia gaminasi įvairūs uždegiminiai mediatoriai. Ir dar skatina fibrinolizei atsparaus fibrino ir fibrinogeno susidarimą. Tai yra medžiagos, fibrinas yra tas tinklelis, kuris sudaro kraujo krešulį. Tada tenai įstringa kraujo forminiai elementai, eritrocitų daugiausiai, dėl to krešulys būna raudonas. Tai va. Ir čia pabrauktos tos kritinės vietos ir pažymima, kad S baltymas ekspresuotas ląstelės paviršiuje lemia tai, kad ląstelės paviršiuje yra svetimas antigenas. Reiškia, organizmas turi tą ląstelę sunaikinti. Aišku, tai nėra tai baisu, nes tai priklauso nuo to, kiek ląstelių pažeidžiama ir kur. Tai daugeliu žmonių aš manau, kad tfu, bet visa tai praėjo be pasekmių. Deja, ne visiems. Ką sako literatūros duomenys? Publikacijų apie smegenų venų trombozę suleidus mRNA vakcinų yra daugybė. Atsiverčiau Europinę duomenų bazę Judra Vigilance. Ten tie specialistai, kurie tuos pranešimus tenai įdėjo, jie buvo įtaresni negu tie gydytojai, kurie gydė šitą Jokūbą. Ir tuos pranešimus užrašė. Tai, kad tenai yra tas pranešimas, tai nereiškia, kad vakcina yra priežastis. Tai reiškia, kad yra atvejis, ir nagrinėkim, tai kaip ten yra. Mes bandėme, Sveikatos teisės institutas, nepriklausomai rinkti nepageidaujamų reakcijų po COVID vakcinų duomenis. Tačiau tokia Seimo narė Sejonienė, draugė su valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, šią mūsų iniciatyvą sužlugdė. Ir gana daug vertingos informacijos mes praradome.
Dabar norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų sveikatos teisės instituto specialistų publikaciją apie komirnatį paaugliams. Be atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų duomenų sunkios ligos ir mirties profilaktikai šitą vakciną paaugliams užregistruota, kaip beje ir visiems kitiems. Be ilgalaikių saugumo duomenų. Tyrimas truko kelis mėnesius. Su maža imtimi apie 1000 kontrolinėje grupėje ir apie 1000 tyriamojoje. Ir trumpa kontroliuojama faze, tą jau paminėjau. Štai publikacija, autoriai, džiaugiuosi kolektyvu, mes kartu su profesorė Rasa Jančiauskienė, profesorium Donatu Stakišaičiu ir Kristina Zamarytė Sakavičienė, štai šitą straipsnį paskelbėme. Na, džiaugiuosi, kad tai pavyko. Šitas straipsnis pagristas Europos vaistų agentūros viešojų vertinimo protokolu. Jeigu tarptautinė šachmatų didmeistrė ir buvusi Seimo pirmininkė netiki, gali atsiversti Europos vaistų agentūros interneto svetainę ir susirasti. Ir ką mes ten randame? Įdomiausias dalykas yra nepageidaujami reiškiniai klinikinių tyrimų metu, tai yra įvairiausi, blogi reiškiniai atsirandantis po preparato vartojimo. Nieko nekalbu apie ryšį. Bet disbalansas čia yra gąsdinantis. Sunkios nepageidaujamos reakcijos. 7-3 placebo nauda, reiškia vakcinos grupėje 7, placebo grupėje 3. Iš 1000 maždaug tyriamųjų. Pavojingos gyvybei. 2 paaugliam kilo pavojus gyvybei vakcinos grupėje, nei vieno. Kontrolinėje grupėje. Tai vienas iš tų vaikų patyrė anafilaktoidinę reakciją, buvo išgelbėtas. Nenumirė, viskas gerai. O kita mergaitė iki šiol yra invalido vežimėlyje ir maitinama per zondą. Ir apie tai mes nežinotumėm, jeigu nedrąsi mama. Nes Europos vaistų agentūros tame pačiame vertinimo protokole šitas sutrikimas įvardintas kaip jūs manote, funkcinis pilvo skausmas. Ar jūs galite padoriu sveiku protu visą tai paaiškinti? Toliau, Euromomo duomenys. Vėl ta šachmatų didmeistrė gali patikrinti. Šaltinis. Perteklinės mirtis Euromomo šalyse. Reiškia Europos valstybės, kurios stebi perteklinį mirtingumą. Iš pradžių sukurtas tas tinklas gripo bangų sukeliamam mirtingumui stebėti. Jisai stebimas visą laiką nepriklausomai nuo ligos. Matote kelios raudonos rodiklės. Dabar aš dedu žaliai. Vaikai iki 14 metų, kas čia buvo 20 metais? Atėjo toks baisus virusas, pažiūrėkit, kas atsitiko su vaikų mirtingumu. Sumažėjo. Jaunimo jisai šiek tiek virš vidutinio, bet saikingai. Ir tada atsiranda stebuklingos vakcinos. Opapa. 21-2 pusmetis, kas vyksta? Masinė vakcinacija. Ne, jokių būdų. Laiko ryšys nerodo priežasties. Bet tai, kad šitas netiriama, rodo nusikalstamą abejingumą. Ir anksčiau ar vėliau aš tikiu, kad bus išsiaiškinta ir galbūt bent amerikiečiai pirmieji nusikas iki teisybės. Nes kuo, bet Robertu Kennedžiu ir jo komanda. Aš pasitikiu. O čia klausimas iškeltas mūsų gero bičiulio ir kolegos Alvio Mozerio. Atsiprašau, ne tą mygtuką maigau. Štai čia komisijos reglamentas. Komisija jį priėmė delegavus Europos parlamentui ir tarybai, skirtas išvengti falsifikatų patekimo į rinką. Tam, kad falsifikatai nepatektų į rinką, ant pakuočių turi būti vadinamos saugumo žymės. Kas vyko Lietuvoje? Toksai Dulkys nustatė, kad, žinokit, preparatams nuo COVID
saugumo žymių nereikia. Ir ta jo išimtis galiojo nuo pat pradžios vakcinacijos 20 gruodį iki 22 metų bent jau Liepos. Reiškia visą tą intensyvų laikotarpį. Prisiminkime datas vakcinacijos. 21 vasarą. Kitaip sakant, nebuvo užtikrintas suleisto preparato atsekamumas ir autentiškumas. Ir čia angliška santrauka likusi, smegenų veninių ančių trombozės priežastis galėjo būti falsifikatas. Ir kai nebuvo Europos komisijos nustatytų privalomų reikalavimų įvykdymo, mes neturime kaip paneigti šią galimybę. Beje, ką jūs norėtumėte žinoti apie vakcinas? Ir čia turiu patarimą. Prieš priimdami sprendimą dėl skiepijimosi, paskaitykite ne tik pakuotės lapelį, bet ir preparato charakteristikų santrauką. Na, suprantu, ten specialistams sunku, bet bent jau apie ką padaryti tyrimai, na, daugelis tokio supratimo žmonių, kokie sėdi čia, susigaudys ir be medicininių išsilavinimų. Na, tai ką norėtumėte žinoti? Kiek antikūnų pasigamina, kiek sumažėja lengvos ligos rizika, kiek sumažėja rizika patekti į ligoninę, kiek rizika mirti nuo tos ligos sumažėja, kiek mirties rizika iš viso sumažėja, kaip keičiasi kardiovaskulinių, autoimuninių ligų ir vėžio rizika. Jums įdomu? Man tai įdomu. O dabar klausimas. Kaip manote, kuriuos atsakymus pasirinko vaistų agentūros? Teisingai. Kokį dar? Dažniausiai jie pasirenka tik pirmą, daugelio vakcinų informaciją perskaitykit, rasite atsakymą pirmą. Kartais rasite atsakymą dar vieną. Kuris yra kitas galimas teisingas? Teisingai. B. Matot? Tai ką dabar sakyt man? Nu, aš neturiu kito paaiškinimo. Ir man teko kalbėtis prieš kelias savaitės su vienu iš esminių Roberto Kenedžio patarėjų gyvai, vakare. Su Robertu Melaunu, tai aš nedrįstu net garsiai pasakyti to, ką jis papasakojo. Privačiai aš galėsiu papasakoti. Vakcinos veiksmingumo lentelė, tos garsiosios Comirnaty, kurios nupirko šįmet ir dar kitais metais nupirks daugiau dozių negu šiais metais. Kadangi įsipareigojo nusipirkti tam, kad galėtumėm utilizuoti. Labai gerai, turim pinigųgi. Ale kokia graži grupė, ne? Nuo 16 iki 64 metų. Tokia grupė, žinokit, mokslininkai sudarė. Matyt, COVID kelia vienodą riziką 16-mečiui ir 60-mečiui. Ir kardiovaskulinių ligų jie vienodai serga. Mistika. Nu kas tokius tyrimo dizainus daro? Toliau, svarbiausia grupė, kam galėtų būti reikalinga šita vakcina. 75 metai ir vyresnė. Kiek ten procentų tyriamųjų buvo? 4 gal 5. O kas čia? Čia tokie du skaičiukai, tyriamųjų skaičius ir tyriamųjų metai. Tai apie 20 000 tyriamųjų ir apie 6 000 metų. Suskaičiuojam ir gaunam, kad vidutinė vartojimo trukmė buvo 4 mėnesiai. Planuota pradžioje, kad bus 2 metai. Aš turiu įtarimą, kas atsitiko 21 kovą. Jie pamatė, kad duomenys yra baisus. Mirčių vakcinos grupėje vadinamosios yra daugiau negu tyriamojoje. Tiesa viena, labai nežymiai. O veiksmingumas mažėja. Pradeda sirgti tie žmonės, kurie paskiepyti. Nutraukiam tyrimą, galai į vandenį. Ir būtent šita lentelė buvo kritinis taškas, kai aš pamačiau, kai aš galutinai apsisprendžiau, kad šito man švirkštis negalima. Gerbiamas Gintaras neduos sumeluoti, teko dalyvauti kitaip TV laidoje Kovą, manęs klausė kolegos, ar skiepytis, aš sakau, nežinau. Birželį aš jau turėjau atsakymą.
O kokios buvo Europos komisijos išvados? Europos komisija padarė išvadą, kad šitie duomenys įrodo saugumą ir veiksmingumą, ką aš kalbėjau, nu ir galima užregistruoti. Mano išvada aš jau paminėjau. Na, ji yra kitokia. Ir dabar klausimas jums. 91% veiksmingumo. Lentelę žiūrėjote atidžiai. Tai kiek sumažėjo rizika vidutiniam statistiniam piliečiui susirgti COVID? Kuris atsakymas? Taip. Žiūrėkit. Priminimas lentelės. Štai, 77 susirgo skiepyti, 850 neskiepytų, 773 iš 20 000 apsaugojame šito preparato dėka. Europos vaistų agentūros preparato charakteristikos metodikos sako, kad privalomas yra įrašyti ir šitą skaičių. A jie neįrašė, kaži kodėl pamiršo. Tikėkite mokslu. Ir štai iš tų 20 000 su trupučiu 19 940 jokios naudos. Ar skiepijosi, ar nesiskiepijo, nesusirgo. Na, tie, kurie 773, aišku, tie turėjo nepageidavimų reakcijų vakcinos, bet tos 4 mėnesius buvo apsaugoti nuo ko? Nuo lengvos ligos. Tai yra teigiamas testas plus koks nors simptomas, pavyzdžiui, gerklės skausmas, arba sloga, arba kosulys, arba krūva jų. Na, kartais skonio, uoslės praradimas gali būti ir kitų, bet aš čia tokius dramatiškus pavyzdžius išrinkau. Tai darome išvadas. Vakcinų tyrimų kokybė yra prasta, vaistų registracijos agentūros to nepastebėjo. Bet tas, ką aš čia sakau, turiu priminti. Šis Seimo narys pasisako klausimais, kurie prieštarauja mokslui. Iš esmės, jeigu jūs pasidomėsite, apie ką ši konferencija ar prieš tai buvusi. Tai mieloji, įrodykite, kad aš kur nors čia esu neteisus. Tiesioginėme eteryje įrodykite. Ir aš jums nupirksiu dėžę pačio mėgstamiausio šokolado. Na, kažko kito tada kavos. Tai va, o pabaigoje noriu padėkoti šauniems kolegoms. Šita nuotrauka yra šiek tiek daugiau kaip 4 metų senumo. Tiems, kurie 21 metų vasarą pasiryžo eiti ir kalbėti tai, kas šachmatų didmeistrės nuomonė prieštarauja mokslui. Tai va. O dabar pereisime prie kito klausimo.